Sveiki, kaip visada ir vėl aš. Šį kartą yra labai nedidelis toks siuntinukas, tai bus video irgi labai trumpas. Keliavo kaip visada apie mėnesį, aš gal ateityje irgi nesismulkinsiu, jeigu atkeliaus siuntinys labai greitai, taip ir pasakysiu. Šį kartą atkeliavo, kaip ir dauguma siuntinių, mėnuo ir kažkiek, per mėnesį ir kažkiek. Tai yra pincetai, ne kosmetiniai pincetai, o tokie, kaip čia pasakyti, techniniai pincetai. Kažkur kažką paimti, kažkur kažką padėti. Štai tokie įvairių rūšių, kainavo ten nebrangiai, man atrodo. Žodžiu, aš nuorodą įdėsiu, kaip visada. Turi jo pavadinimą Ventus, man atrodo. Ištrauksime per čia. Taip. Tokio matinio faino metalo, bet važiuokit kažkoks jau. Bent čia taip turi būti, matote pavadinimą. Gal parodysiu taip, pritrauksiu arčiau ir pasižiūrėsim įvairius variantus. Taip. Matot, Ventus čia turbūt, nežinau, dydis rūšis ESD13. Pradžių jūs pamatysite viską. Štai toks. Svarbiausia, žinot, kaip kad būtų malonu kažką paimti. Suspaudžia neblogai. Net popierių suspaudžia, nes būna tokių žiaurių, kad beveik nieko neįmanoma padaryti. Taip, suvesiu ryškumą. Tai va, matote, štai toks. Žiūrim kitą. Venus, kodėl aš Venus sakiau ar Vetus? Taip, Ventus ESD14. Va, koks fainas. Svarbiausia, kad gerai suimtų. Man tokio reikėjo iš tikrųjų. Au. Metalas, kaip minėjau, toks malonus rankai, matinis. Tai čia matote ESD12. Iš tikrųjų, aš nežinau, ką čia tai reiškia, man jie nelabai rūpėjo, man tiesiog reikėjo pincetų įvairiems smulkiems darbams. Kartais kažką sugebu palituoti ar kažką įdėti, išimti ir taip toliau. Ir nebūtinai kažkokiems elektros darbams, o kažką išimti, atimti. Galų gale. Taip, ESD10. Čia turbūt kuo mažesnis šitas skaičius, tuo smulkesnis pincetas. Taip, šitą dabar parodo, ESD15, Ventus. Va, ypač šitas fainas. Paimti kažką. Štai taip, ir ESD11. Tai išeitų, kad šitas turėtų būti ploniausias. ESD10. ESD10 tai šitas. Pasižiūrim, iš tikrųjų, va, matote, dešiniai rankoje yra ESD10, o kairiai ESD11. ESD10, kaip matot, yra plonesnis ir mažesnis. Gerai, o tarkim ESD12. Taip, čia yra dešiniai rankoje ESD12 dabar jau. Nors iš tikrųjų tai ilgis jų. Žiūrėkite, ESD10, ESD11 ir ESD12. Čia turbūt bus kokie milimetrai. ESD13 turėtų būti ilgesnis teoriškai, taip ESD... ne. Vis tik tai kažkur kitame esmė. Tai va, žodžiu, matote, yra, kiek aš gavau pincetų, 3, 4, 5, 6. Štai yra šitie 6 pincetai. Jūs galite irgi užsisakyti, jeigu norite, tikrai nebrangus. Bandykite, žiūrėkite. Va, štai tokie. Gal ir jums kada nors prireiks jų. Tai va, iki kitų kartų. Iki.